Taigi veidrodis dalyja pasaulį į dvi pusės – tikrąją ir menamąją. Visa, kas įgyjo materialią formą, yra realybės pusėje ir vystosi pagal gamtotyros dėsnius. Mokslas taip pat įprastinė pasaulėžiūra susiduria tik su tuo, kas vyksta tikrovėje. Tikrovėje įprasta laikyti visą, ką galima stebėti ir tiesiog įveikti. Jeigu atmesime metafizinį realybės aspektą ir atsižvelgsime tik į materialų į pasaulį, tai visų gyvų būtybių, taip pat ir žmogaus veikla apsiribos primityvių judėjimų, neperžengiant vidinio ketinimo ribų. Pasitelkus vidinį ketinimą, tikslas pasiekiamas tiesiogiai veikiant aplinkinį pasaulį. Kad ką nors pasiektum, reikia imtis tam tikrų žygių, pasistumdyti, pasidarbuoti alkūnėmis, žodžiu, atlikti konkretų darbą. Materialioji tikrovė kaip mat reaguoja į tiesioginį poveikį ir tai sudaro iliuziją, kad tik šitaip galima pasiekti kokiu nors rezultatu. Bet materialiajame pasaulyje realiai pasiekiamų tikslų skaičius gerokai sumažėja. Čia tenka tikėtis tik to, kas yra. Viską lemia lėšos, kurių paprastai trūksta ir galimybės, kurios labai ribotos. Šiame pasaulyje viskas persmelkta konkurencijos dvasios. Pernelyg daug žmonių nori to paties. O apsiribojant vidinių ketinimų šito visiems žinoma neužteks. Pagaliau kur rasti sąlygas ir aplinkybės reikalingas tikslui pasiekti? Ogi ten, variantų erdvėje. Anapus veidrodžio visko per akis ir jokios konkurencijos. Pačių prekių nėra, tačiau bet kurią galima išsirinkti tarsi katalogę ir užsisakyti. Anksčiau ar vėliau užsakymas bus atliktas ir mokėti už tai nereikės. Pakaks įvykdyti tam tikras nelabai sunkias sąlygas ir viskas. Argi ne pasaka? Anaip tol, tai daugiau negu realu. Minčių energija neišnyksta be pėdsakų. Ji gali materializuoti variantų erdvės sektorių, kurio parametrai atitinka minčių spinduliavimą. Tik atrodo, kad mūsų pasaulyje viskas yra materialių objektų sąveikos rezultatas. Čia nemažiau svarbus vaidmuo tenka subtiliesiems procesams, kai virtualiai egzistuojantis variantai įsikūnija tikrovėje. Subtiliųjų procesų priežasties ir pasiekmės ryšiai anaiptol ne visada pastebimi, tačiau jie suformuoja gerą pusę visos realybės. Variantų erdvės sektoriai paprastai materializuojasi nepriklausomai nuo valios, kadangi žmogus nenaudoja minčių energijos kryptingai, o mažiau išsivysčiusios būtybės tuo labiau. Gyvenimo realybės slegiamas žmogus kėblina tarp tuščių parduotuvės lentynų, vis tiesdamas ranką prie prekių, ant kurių jau kabo lentelės parduota. Yra tik prastos produkcijos prekių, bet ir už jas reikia brangiai mokėti. Užuot pažvelgęs į katalogą ir užsisakęs norimą pirkinį, žmogus pradeda blaškytis, stovi ilgose eilėse, stengiasi žūtbūt, prasibrauti pro minią, konfliktuoja su pardavėjais ir pirkėjais, galiausiai norimos prekės jis taip ir negauna, o problemų vis daugėja. Tokia niūri realybė pirmiausia atsiranda žmogaus sąmonėje, iš kur laipsniškai materializuodamasi pereina į tikrovę. Kiekviena gyva būtybė savo tiesioginiais veiksmais ir mintimis sukuria savo pasaulio sluoksnį. Visi šie sluoksniai užkloja vienas kitą, taip kiekviena būtybė prisideda prie realybės formavimo. Pasaulio sluoksniui būdingos tam tikros sąlygos ir aplinkybės, iš kurių susiklosto atskiros būtybės. Toliau kalbėsime tik apie žmogų gyvenseną. Egzistavimo sąlygos gali būti įvairios, palankios ir nelabai, ištaigingos ir sunkios, tinkamos ir agresyvios. Žinoma, svarbią reikšmę turi aplinka, kurioje žmogus gimsta, bet vėliau gyvenimas daugiausiai priklauso nuo to, kaip žmogus žiūri į save ir aplinkinę tikrovę. Jo pasaulio suvokimas iš esmės nulemia paskesnius gyvenimo būdo pasikeitimus. Realybėje įsikūnija tas variantų erdvės sektorius, kurios scenarijus ir dekoracijos atitinka žmogaus minčių kryptį ir pobūdį. Taigi, formuojant atskirą sluoksnį dalyvauja du veiksniai. Vienoje veidrodžio pusėje vidinis ketinimas, kitoje išorinis. Tiesioginiais veiksmais žmogus daro poveikį materialiojo pasaulio objektams, o savo mintimis jis įkūnija tikrovėje tai,
ko ten dar nėra. Jei žmogus įsitikinęs, kad šiame pasaulyje visa, kas geriausia jau išparduota, jam iš tikrųjų telieka tuščios lentynos. Jei jis mano, kad dėl geros prekės reikia atstovėti didžiulę eilę ir brangiai sumokėti, taip ir būna. Jeigu lūkesčiai pesimistiški ir kupini abejonių, jie būtinai pasiteisina. Ir jeigu žmogus laukia susitikimo su nedraugiška aplinka, tai nuojauta jo neapgauna. Bet reikia žmogui naiviai pagalvoti, kad pasaulis jam paliko viską, kas geriausia, tai kažkodėl irgi išsipildo. Taip žmogus mintimis formuoja savo pasaulio sluoksnį, bet jis paprastai nesupranta, kaip tai vyksta. Žmogus siekia, kad viskas būtų taip, kaip aš noriu. Jis mėgina taikyti pasauliui savo nesudėtingą principą. Kur pasuksiu, ten ir važiuosiu. Kur spustelėsiu, ten ir įlinks. Bet pasaulis kažkodėl nenori paklusti. Negana to, žmogus suka į vieną pusę, o jį neša visai į kitą. Vertėtų susimastyti, jeigu realybė elgiasi taip neadekvačiai, vadinasi reikalingas kitoks požiūris. Gal ji paklūsta visai kitiems dėsniams? Bet žmogus nenori sustoti, kad apsidairytų aplinkui ir atkakliai daro savaip. Dėl tokios kūrybos atsiranda pasaulio sluoksnis, kuriame viskas ne taip, kaip aš norėjau. Netgi priešingai daug kas vyksta kaip tik taip, kaip aš nenoriu. Kažkokia keista, aikštinga, nesukalbama realybė. Neretai apima jausmas, kad pasaulis elgiasi lyg tyčia, tarsi nepaaiškinama jėga trauktų nemalonumus, būgštavimai išsipildo, blogiausi lūkesčiai pasitvirtina, mus nuolat persekioja tai, ko mes nemėgstame ir stengiamės išvengti. Kodėl taip atsitinka? Iš transurfingo teorijos žinoma, kad jūs gaunate tai, ko nenorite. Ypač jei šis nenoras didžiulis, neapkenčiate arba bijote, ko nors visa širdimi, vadinasi, kaip tik to išorinis ketinimas suteiks jums su kaupu. Sielos ir proto vienovėje kilusių minčių energija paverčia galimybę tikrovę. Kitaip tariant, variantų erdvės sektorius atitinkantis minčių spinduliavimo parametrus materializuojasi, jeigu sielos jausmai susijungia su proto mintimis. Bet tai ne vienintelė blogiausių lūkesčių išsipildymo priežastis. Apskritai gyvenimas be problemų yra norma. Viskas klostosi gerai ir sklandžiai, jeigu judama variantų tėkmės kryptimi, nepažeidžiant pusiausvyros. Gamta nemėgsta veltui eikvoti energijos ir nėra linkusi regzti pinklių. Nepageidaujamas aplinkybės ir įvykius nulėmė tai, kad pertekliniai potencialai iškreipia aplinkinį energetinį vaizdą, o priklausomybės santykiai dar labiau komplikuoja padėtį. Pertekliniai potencialai atsiranda kai kurioms, nors savybėms suteikiama pernelyg didelė reikšmė. O priklausomybės santykiai tarp žmonių klostosi tuo atveju, jeigu jie pradeda lyginti save su kitais ir kelti sąlygas pagal principą, jeigu tu taip, tai aš šitaip. Perteklinis potencialas netoks jau baisus, kol iškreiptas vertinimas egzistuoja nepriklausomai savarankiškai, bet kaip tik dirbtinai pagerintas vieno objekto vertinimas pradedamas lyginti su kitu, atsiranda poliarizacija, sukelianti pusiausvyros jėgų vėją. Pusiausvyros jėgos stengiasi pašalinti atsiradusią poliarizaciją ir jų veikimas dažniausiai būna nukreiptas prieš tą, kuris šią poliarizaciją sukūrė. Štai nepriklausomų potencialų pavyzdžiai. Aš tave myliu, aš myliu save, aš tavęs nekenčiu, aš sau bjaurus, aš geras, tu blogas. Tokie vertinimai savaime pakankami, kadangi nesiremia lyginimu su priešinimu. O štai potencialų, kurie remiasi priklausomybės santykiais, pavyzdžiai. Aš tave myliu, jeigu tu myli mane. Aš myliu save, nes esu aukščiau už jūs visus. Tu blogas, nes aš geresnis. Aš geras, nes tu blogas. Aš savo nepatinku, nes esu blogesnis už visus. Tu man bjaurus, nes esi netoks kaip aš. Pirmoji ir antroji vertinimų grupės labai skiriasi. Vertinimai, kurie remiasi lyginimu, sukelia poliarizaciją.
Pusiausvyros jėgos pašalina šį nevienodumą, sukeldamos priešybių susidūrimą. Lygiai taip pat priešingi magnetų poliai traukia vienas kitą. Kaip tik todėl nemalonumai lenda į gyvenimą taip įkyriai ir tarsi tyčia, pavyzdžiui, sutuoktinių poras sudaro pažiūrėti nesuderinamos asmenybės, tarsi bausmė vienas kitam. Įvairiuose kolektyvuose visada atsiras bent vienas žmogus, kuris jūs kažko erzins. Merfio dėsniai arba mūsiškai šunybės yra tos pačios prigimties. Poliarizacija iškreipia energetinį vaizdą ir sukelia pusiausvyros jėgų sūkurius. Dėl to realybė atsispindi neadekvačiai, tarsi kreivame veidrodyje. Žmogus nesupranta, kad patologija yra pusiausvyros pažeidimo padarinys ir mėgina kovoti su aplinkiniu pasauliu užuot pašalinęs poliarizaciją. O tai reikia laikytis pagrindinės transurfingo taisyklės. Leisti savo būti savimi, o kitam būti kitu. Reikia paleisti pasaulį į visas 4 puses, atleisti savo gniaužtus. Kuo atkakliau jūs ginate savo norus ir pretenzijas, tuo stipresnis magnetas traukiantis visa, kas priešinga. Štai kas vyksta. Jūs laikote pasaulį už gerklės, o jis priešinasi, mėgindamas išsivaduoti. Spausti ir primiktinai reikalauti beprasmiška. Situacija tik dar labiau susikomplikuos. Užuot tai darius, reikia sąmoningai pakeisti savo požiūrį į situaciją pagal transurfingo taisyklę. Apskritai šunybės dėsnio egzistavimas savaime yra gana keistas, tiesa? Kodėl dėl kokios priežasties pasaulis elgiasi šitaip bjauriai? Ar tai tik spėliojimai, prietarai? Ne, tendencija vis dėlto yra ir niekur nuo šio fakto nepabėgsi. Laimė, transurfingo modelis ne tik atskleidžia tokio dėsningumo priežastį, bet ir paaiškina, kaip to išvengti. Transurfingo taisyklė veikia be sutrikimų, išvaduodama tą, kuris jos laikosi, nuo daugybės nesuprantamos kilmės problemų. Tai reikia atleisti gniaužtus bei nebelaikyti pasaulio už gerklės ir jis tuoj pat tampa draugiškas ir paklusnus. O tas, kuris nepaleidžia, vaikščios tarsi magnetas, traukdamas prie savęs visą, kas priešinga. Bet nesėkmės dėsnis tai dar ne viskas. Kai tik priešybė susitinka, jų priešprieša yra linkusi toliau didėti. Žinomas priešybių vienovės ir kovos dėsnis, kurio esmę nusako pats pavadinimas, jau virto mokyklinėmis žiniomis. Volga įteka į Kaspijos jūrą, o Misisipė į Meksikos įlanką, bet viskas ne taip paprasta. Paklauskime savęs, o kodėl tiesą sakant šis dėsnis galioja? Visuotinės priešybių vienovės priežastį mes jau išsiaiškinome, sukeldamos jų susidūrimą, pusiausvyros jėgos taip pat kuria pusiausvyrą, bet kodėl konfliktuojančios šalys kovoja nesibaigiančią kovą? Atrodytų turi būti priešingai. Susidūrė, nuslopino viena kitą ir nurimo, bet tai ne priešybės pykdys. Viena kitą tol, kol susipeš. Ir jeigu mušeikų neišskirsi, tai nesiliaus. Pavyzdžiui, toli ieškoti nereikia, jūs patys galite patvirtinti, kad pasaulis dažnokai jūs nervina. Žinoma, kiekvienas skirtingai ir savai, bet apskritai esmė tokia. Jeigu šią akimirką kas nors gali išvesti jūs iš pusiausvyros, tai lyg tyčia ir atsitinka. Įvyksta štai kas. Jeigu esate dėl ko nors sunerime, susirūpinę, prislėgti, jūsų nervai bent iš dalies yra įtempti, staiga atsiranda kažkoks juokdarys ir pradeda šokinėti bei viauksėti, kad dar labiau įtemptų jūsų nervų stygas. Jūs irstate, o juokdarys vis labiau šėlsta. Yra daug būdų susierzinimui padidinti. Pavyzdžiui, jūs kur nors labai skubate ir bijote pavėluoti. Juokdarys tučtuojau pliaukšteli delnais ir juos trindamas sušunka pirmyn. Nuo šios akimirkos viskas veikia prieš jūs. Žmonės užtveria jums kelią ir oriai savo žingsniuoja, o jūs niekaip negalite jų aplenkti. Jums reikia kuo greičiau prasmukti pro duris, o ten tiesiog išsirikiuoja vos kojas judančių tinginių eilė. Kelyje su automobiliais darosi tas pats, lyg visi būtų tyčia susimokę.